Tai dar kartą sveiki naujiems, kurie atvyko. Tai, kaip minėjau, mūsų tema bus šiandien apie nekilnojamo turto pirkimo rizikas ir planai galėsime apžvelgti visą nekilnojamo turto rinką, kokios prognozės rinkos yra. Bet aišku, norėčiau pirmoje eilėje paminėti, kad vis tik tai rizikos, su kokiamis susiduria pirkėjai, lietuviai, nemokėdami kalbos, nežinodami vietovės. Bet pirmoje eilėje norėčiau taip pat paminėti, kad vis tik prasidėjus karui Ukrainoje 22 metais labai išaugo sandorių su lietuviais, tačiau jie pirko ir iki 22 metų, bet ne taip ženkliai, ne taip daug. Aišku, visi vertina klimatą Ispanijoje, nes kadangi daugiau negu 300 dienų saulėtų, geras maistas, gera infrastruktūra, geras susisiekimas, galima keliauti į kitas Europos šalis, amžina siesta arba amžina manjana. Taip pat turtas yra pigesnis negu kitose Europos šalise, kažkas gali dirbti nuotoliniu būdu. Pagal pernai metų statistiką, tai Alicantės Malagos regionas ir Balearų Kanarų salos pagal užsieniečių pirkimus sudarė praktiškai 44%. Užsieniečiai, kurie pirko būstą, būtent Ispanijoje 44%, Alicantė taip pat įeina į šitą regioną. Na, dar kas paskatino irgi pirkimą, nedidelės palūkanos, 2-3%, aišku, visą šitą priklauso nuo Euriboro. Euriboras dabar bent jau yra kažkur tai 2,1, 2,2, bet jisai kitais metais planuojamas iki 2,5, ne daugiau. Nes aš, pavyzdžiui, pamenu, kad kai prasidėjo būtent COVID-as, tai Euriboras buvo minus 0,12. Tai tikrai paskolos buvo labai patrauklios, bet pasibaigus COVID, kažkur tai 24 metais, Euriboras iškylo iš karto 3,5. Tai įsivaizduokit, paskolos, tie, kurie buvo pasiėmę paskolas, jie mokėjo trigubai praktiškai. Tai vat ir prasidėjo kažkokia tai nedidelė paskolų krizė. Na, ką dar norėčiau paminėti, aišku, apie paskolas mes galbūt pakalbėsim kitą kartą, nes vis tiek čia yra daugmaž aktuali ir gan plati tema. Ką dar norėčiau paminėti, kad daug kas iš užsieniečių įsigyja turtą Ispanijoje, vis tik tai persikrausto gyventi čia pastoviai. Ir lietuviai matau, Adas, toksai pavyzdys, vienas iš pavyzdžių, kad irgi jau, Ahridas irgi, manau, jau irgi apsisprendė, kad vis tik tai gyventi Ispanijoje. Dar vienas dalykas, kurio galbūt jūs, ne visi žinojot, kad 2006 metais Pasaulinė sveikatos organizacija pripažino, kad Costa Blanca regionas, tai 244 km nuo Denijos iki Pilar de Horadada, yra viena iš sveikiausių vietų gyventi pasaulyje. Nes kadangi mikroklimatas, kurį sukuria druskos ežerai, garuodami, būtent jie padeda žmonėms, kurie turi problemų su kvėpavimo takais, tas pats druskų vanduo daro įtaką sergantiems artritų ar turintiems kažkokių tai problemų, odos problemų. Na ir kadangi vis tik tai ta druska garuoja, ji sugeria drėgmę. Ir todėl čia žymiai mažiau lietaus, nes tarkim, man kažkada tai savo laiku labai teko daug keliauti, praktiškai vos ne kiekvieną dieną, Benidormas, Alicantė, Aritėja, ir būdavo, kad ryte išvažiuoji, saulė šviečia, tik tai iki Alicantės davažiuoji, prasideda lietus, Benidormas lietus, grįžti į Torrevieją, o Torreviejoje lietaus net nebūta visiškai. Tai va. Toliau dabar. Kodėl aš apie tai kalbu? Prasidėjus vadinamai aukso karštligiai 22 metais, žmonės pirko nekilnojamą turtą, nežinodami vietos, nematė visiškai to būsto, nebent online kažkas padarydavo ten ar video kažkokį tai reportažą, bet pagrinde tai telefoniniai skambučiai ir todėl tas įsigytas turtas dabar pradeda virsti kažkokias tai problemas, kurių sprendimui reikalinga kažkokia tai specialisto pagalba.
Aš Ispanijoje gyvenu 25 metus ir 20 metų iš jų dirbu nekilnojamo turto rinkoje, taip pat esu dirbusi tarptautinėse nekilnojamo turto agentūrose ir statybos bendrovėse, esu dirbusi teisinėme ir bankinėme sektoriuje. Todėl mano tikrai patirtis yra gan didelė, nes kadangi pagrindė aš esu dirbusi kompanijose. Pati savo, tik tai nesenai, gal nuo 21 metų pradėjau dirbti, nes pamačiau, kad vis tik tai su lietuviais, nes daug yra įdomiau dirbti negu su, pavyzdžiui, anglais ar kažkokio kito mentaliteto žmonėmis. Taip pat esu Alicantės brokerių asociacijos narys, turiu brokerio licenciją, o kadangi nuo 2023 metų spalio 16 dienos visi, kurie vykdo nekilnojamo veiklą Ispanijoje, bent jau Alicantės Valencijos apskrityje, turi turėti licenciją. Ką suteikia šitą licenciją? Tai yra oficialus pripažinimas, kad, tarkim, jūs galite vykdyti kažkokią tai teisėtą nekilnojamo turto veiklą, taip pat ir tarpininkavimą. Taip pat aš galiu netgi atstovauti, jeigu vyksta kažkoks tai sandoris su kita nekilnojamo turto agentūra, aš galiu atstovauti. Na, tarkim, aš galiu reklamuoti taip pat lygiai savo paslaugas, nes aš lygiai taip pat turiu kažkokį tai numerį, kurį turi gydytojas, kurį turi advokatas. Žodžiu, aš oficialiai esu užregistruotas asmuo ir taip pat turiu prieėjimą prie oficialios legalių nekilnojamo turto objektų bazės, legalių, dar kartą noriu paminėti, ir aš galiu padėti nusipirkti, jeigu šitas objektas tikrai legaliai parduodamas, aš galiu padėti nusipirkti, galbūt netgi be papildomų kaštų. Taip pat aš turiu ir įsipareigojimų turėdama šitą licenciją, nes kadangi aš turiu turėti privalomą civilinį draudimą. O šitas civilinis draudimas tai reiškia, kad jeigu kažkoks klientas nukentės finansiškai, tai draudimo kompanija padengs visus šitos kaštus. Na, aišku, skaidrus dokumentų tvarkymas, visada teisinga komunikacija su klientu, visa šitą taip pat įeina į mano, kaip sakyta, profesionalumą. Dabar dar ką norėčiau paminėti apie teisinės rizikas. Jūs neišsigaskite, čia mano pirma prezentacija, tai kad žinokit, gali būti taip, kad ne viskas galbūt ir bus sklandžiai. Dabar norėčiau pereiti prie rizikos tokių faktorių. Kadangi vis tik Ispanijos tiek teisinė, tiek mokestinė sistema, jinai skiriasi nuo lietuviškos ir aišku, žmonės nežinodami kalbos, pirkdami nekilnojamą turtą, gali susidurti su kažkokiais tai slaptais įsipareigojimais ar skolomis. Ir norėčiau panagrinėti paprasčiausiai šitos rizikos faktorius. Tai vienas iš tokių rizikos faktorių, aš matau, yra teisinė, teisinė rizika. Na, pirmas dalykas tai yra ir pagrindinis, aišku, yra nuosavybės dokumentų patikra. Visą šitą dalyką atspindi dokumentas nota simple. Dokumentas yra viešas, turint savininko duomenis arba būsto kadastro registro duomenis, visuomet bet kas gali nuėjęs į registrą užsisakyti šitą pažymą. Šita pažyma kaip būsto istorija, kurioje yra aprašyta, kas yra savininkas, kada jis įsigijo šitą būstą, kokie yra jo įsiskolinimai, galbūt kažkokie tai finansiniai apribojimai yra, kokia bendrijos dalis, teisinga kvadratūra, nes kadangi, pavyzdžiui, skelbimų lentose dažnai yra rašomas bendras plotas, o į bendrą plotą paprastai eina kažkokia tai dalis bendrijos, tarkim, dalis koridoriaus. Ir pasirodo, kad tas būstas ne 50 kvadratinių metrų, o ten 10 kvadratinių metrų jums priklauso dar šitam aukšte būtent koridoriaus. Taip, bet nota simple yra pats pagrindinis dokumentas, kurio jūs neperskaitę neturite pasirašyti rezervavimo sutarties. Na, kas liečia skolas, tai aš galiu papasakoti tiesiog tokį, kaip sakyti, gyvą atvejį. Turėjau klientus, kurie planavo parduoti nekilnojamą turtą, aišku, jie buvo rusų tautybės, o kadangi dabar esam tokiai politiniai situacijai, rusai negali nei pervesti pinigų į savo banko sąskaitą,
Aišku, atvykę negali taip pat padėti į banko sąskaitą, todėl pas juos susidarė 3000 eurų skola. Bendrija ruošiasi paduoti į teismą. Bet aišku, ten įdėję didelės pastangas mes sugebėjom, ne aš, bet būtent klientai sugebėjo padengti šitą įsiskolinimą ir būstą sėkmingai pavyko parduoti. Tai vat ką noriu paminėti, kad nota simpliai kai kada būna įrašyta, kad būstas yra teisminiam procese, turi kažkokiu tai teisminį apribojimų. Šitais atvejais būtinai reikia, tiesiog samdyti jau advokatą tikrą, kuris turi licencijuotą, kuris turi numerį, kad jisai per teisminės institucijas pažiūrėtų, ar tas būstas neturi dar kažkokių tai problemų. Galbūt jūs sumokėję užstatą, jūs toliau negalėsite nusipirkti šito būsto. Na, kas liečia paskolas, tai paskolos ir vadinamos hipotekos, tai galima pirkti ir čia nedidelės problemos, todėl kad yra 3 paskolų padengimo variantai. Tarkim, pirmas variantas paprasčiausias, tai kai pardavėjas pats sumoka iš anksto, turėdamas lėšas, žinodamas, kad atsirado pirkėjas, gavęs kažkokį tai užstatą. Antras variantas yra, kai pirkėjas perima pardavėjo paskolą, tačiau reikia čia irgi žiūrėti atsargiai, kadangi tas perėmimas ispaniškai dar vadinasi subrogacijon. Ir jeigu tos paskolos sąlygos yra nepalankios, tą, ką siūlo pirkėjo bankas, tai siūlyčiau vis tik tai neperimti tos paskolos. O pats labiausiai paplitęs variantas yra, kai pirkėjas sumoka sumą ir tada sumoka sumą pardavėjo bankui ir tada bankas atsiskaičiuoja, nes kadangi pirkėjo sąskaita būna blokuota pardavimo momentu. Ir šitie pinigai, kuriuos sumoka ar bankiniu čekiu, ar pavedimu pirkėjas, lieka užblokuoti banko sąskaitoje, kol bankas davęs paskolą pardavėjui nesiskaito savo reikalingų sumos. Aišku, ten yra įtraukiami ir paskolos anuliavimo kažkokie tai mokesčiai, registro mokesčiai, žodžiu, nėra čia tikrai pavojinga. Dabar toliau apie netvarkingos statybų leidimus. Ispanijoje kažkur tai 90-2000 metais buvo labai paplitęs statybų pabaigos dokumento trūkumas. Todėl, kad vystytojai statydavo būstą, parduodavo labai greitai ir, aišku, registre tas, kaip sakyti, statinys buvo registruotas, kad tai nauja statyba. Bet kad pasikviesti iš savivaldybės architektą, kuris išrašytų galutinį dokumentą, kad tikrai statyba yra pabaigta, kad viskas tvarkoja. Šito atveju jie taupydavo, nes tarkim daugiabutis, jeigu ten 30 būtų, tai aišku, už kiekvieną butą jam reikėdavo kažkokį tai mokestį žyminį mokėti. Todėl vystytojai dažniausiai palikdavo likimo valiai, žmonės nusipirko nekilnojamą turtą, pasirašė pirkimo sutartis ir viskas. Ir tikrai paskutiniais metais mes gan dažnai toje vietoje buvom susidūrę su tokiais dalykais, kad pasirašant sutartį būtent trūksta šito statybų baigimo dokumento. Neturint šito dokumento neįmanoma susitvarkyti paskolos. Aišku, išeitis yra užsakyti privatų architektą, kuris atvyktų, padarytų techninį kažkokį tai dokumentą, bet reikia paskui paduoti į registrą ir tai užtrunka. Gali būti 2, gali būti 3 mėnesių, gali būti ir 4 ir daugiau. Taip kad čia nėra pavojinga, bet tik tiek, kad reikia apsidrausti ir reikia žinoti. Dar vienas toksai, aišku, jisai dabar nėra paplitęs, bet anksčiau irgi buvo labai paplitęs dalykas, tai horizontalus padalinimas. Tarkime, vystytojas pastatė būstą ir nepadalino į butus. Aš turėjau neseniai tokį atvejį Denijoje, bet dėkui Dievui, kad tik tai 4 butai ten buvo. Žodžiu, kiekvienas savininkas turėjo procentą šito pastato. Jie gyveno butuose, bet turėjo procentą.
Tai išeina taip, kad vienas be kito sutikimo negalėjo parduoti visiškai. Arba vienas kitam tai gali parduoti. Vat šito dalyko nežinau, ar vienas kitam gali parduoti, bet žodžiu, vienas be kito sutikimo. Šiaip tai pirmumo eilė tada turėtų būti. Taip, suprantu. Čia dabar labai paplitęs reikalas Lietuvoje, čia... Tai va, matot, Ispanija pasirodo jau, kaip sakyti, uždarinėja tokius klausimus. Tai ką mums pavyko... Sveiki. Aišku, priimsim. Tai nežinau, čia gal kiek kažkas tai pasiimti. Tai ką mums pavyko padaryti? Žodžiu, suorganizuoti visą bendriją, kad kreiptis į savivaldybę. Suorganizuoti visą bendriją, kad keturi savininkai čia nebuvo taip sunku. Jo labiau, kad visi jie turėjo būstą atostogom ir niekas neplanavo pardavinėti, bet kadangi, aišku, vieni ten buvo iš Madrido senukai ir jie jau nebegalėjo važinėti, tai žodžiu nusprendė parduoti. Tai žodžiu susiorganizavo bendriją, atliko visus teisinius reikalus, pasisamdė advokatą ir tai užtruko kažkur daugiau negu 3 mėnesius. Tai. Bet, žodžiu, paskui pavyko atlikti tokią operaciją, bet čia tikrai gan retas dabar dalykas yra. Dabar aš labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į rezervavimo sutartis. Jūs atvažiavote, matėte, ar online pasižiūrėjote, išsirinkote nekilnojamą turtą. Ką toliau darote? Mokate užstatą ir rašote rezervavimo sutartį. Bet prieš mokant avansą, pasirašant rezervavimo sutartį, būkite geri, paprašykite dokumento nota simplė. Nemokate išsiversti. Google vertėjas jums draugas. Išsiversite per Google vertėją. Jeigu jau kažkokią turite problemą, samdykite nebūtinai teisininką, bet samdykite kažkokį tai profesionalą, kuris jums paskaitytų šitą dokumentą ir pasakytų. Nes kitą kartą vien dėl vertimo kažkokių tai problemų, galbūt ten neteisingai žodis išsivertė ir jūs jau galit pakliūti į pinklės. Žodžiu, rezervavimo dar arba rankpinigių sutartis. Jūs ją pasirašote. Sutartį galite pasirašyti su agentūra arba su privačiu asmeniu. Užstatą rekomenduojama pervesti į agentūros sąskaitą, kadangi agentūra galbūt dar kartą patikrins, dar kartą išsiims notą simplę, nes kadangi gali būti taip, kad būstas yra pardavinėjamas 3-4 ar netgi pusę metų ir galbūt kažkokia situacija pasikeitė. Žodžiu, jeigu dokumentai tvarkingi, agentūra paprastai pinigus perveda savininkui. Toliau, po rezervavimo rankpinigių sutarties yra užstato sutartis. Užstatos tarp rezervavimo ir užstato sutarties teisiškai nėra jokio laiko tarpo. Čia yra abipusis sutarimas, nes, pavyzdžiui, pirkėjui reikalinga kai kada paskola. Ir, žodžiu, jau dvi pusės tarėsi tarpusavėje. Bet šituo atveju būtinai sutartį turi pasirašyti tiek savininkas, tiek pirkėjas, todėl kad jie teisiškai yra adekvatų žmonės. Vienas turi turtą, kitas turi pinigus. Jokiais būdais nereikia pasirašyti sutarties su agentūra, nes agentūra neneša jokios atsakomybės, nebent agentūra turi įgaliojimą pardavėjo. Įsivaizduokit atvejis toksai. Jose parduoda nekilnojamą turtą per, tarkim, Aldonos nekilnojamą turtą agentūrą. Aldonas sudaro sutartį su pirkėju, bet kažkodėl tai pinigai keliauja į Jose sąskaitą. Gerai, sandoris, kaip sakyt, jisai tuo laiku, kai turi įvykti, neįvyko. Ten dėl kažkokių tai priežasčių. Kas grąžins pinigus? Teisiškai turėtų Aldona grąžinti pinigus. Bet Aldona tų pinigų negavo. Tai vat, čia yra ir toks kuriozas, todėl irgi reikia atkreipti dėmesį, kad vis tik tai užstato pinigai turi keliauti savininkui. Nes savininkas neša atsakomybę. Ir būtent įvykus kažkokiam tai, nežinau, kuriozui, nepasirašęs sutarties, būtent pagal civilinio kodekso straipsnį turės būtent savininkas grąžinti šitos pinigus.
Dabar kas dar labai, man irgi, žinokit, aktualu, dar tiesa, jeigu yra keli savininkai, būtinai turi pasirašyti sutartį visi savininkai, nes, pavyzdžiui, paveldėjo 5 broliai butą. 3 iš jų nori parduoti, o 2 žmonės neleidžia. Tai aišku, tada, kad jie ir paėmė užstatą, bet jie tada turės grąžinti jau dvigubą sumą. Žodžiu, reikia žiūrėti, kad visi savininkai. Dabar labai svarbus yra dalykas paveldėjimas. Irgi esu susidūrusi ne vieną kartą, nes būna tokiu atveju, kad, tarkim, būstas yra pradedamas pardavinėti ir atsitiko kažkoks force majeure atvejis ir pradedamas tvarkyti paveldėjimas. Tai, sakyt, viskas normalu, bet tas paveldėjimas maždaug užtrunka tvarkymas nuo 4 mėnesių iki metų netgi. Bet yra tokių atvejų, kai nesąžiningi brokeriai, agentūros, žinodami, kad čia yra paveldėjimas, bet jisai nesutvarkytas, pradeda pardavinėti šitą būstą. Ir pirkėjas sumokėjęs užstatą negali įsigyti šito būsto, kol nesutvarkomas paveldėjimas. Nes paprastai, jeigu yra paliktas testamentas, tai tuomet tvarkymas užtrunka galbūt 2-3 mėnesius, iki 4. Bet jeigu nėra testamento, tuomet reikia kreiptis į teismą, pateikti liudininkų. Žodžiu, šitas procesas tikrai užtrunka gan ilgai. Todėl, kad išvengti tokių dalykų, vėlgi grįžtu. Nota simple yra pagrindinis dalykas, kur jūs galite pamatyti visą būsto istoriją. Dar vienas labai įdomus dalykas, su kuriuo susidūriau tiesiog praeitą savaitę, aš manau, daug kas tikrai iš to nežinojo. Pasirodo, pagal Ispanijos civilinio kodekso straipsnį 1455 pardavėjas turi padengti susijusias su notarinės sutarties parengimo išlaidas ir pirma kopija. Pas mus daugumoje buvo priimta, kad, tarkim, pirkėjas perka, nusideri, nuleidžia kainą ir jisai sumoka, bet iš tikrųjų pagal įstatymą dalis to pirkimo pardavimo sutarties notarinių kaštų privalo mokėti ir pardavėjas.